Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kūriamą vertę. Sveiki gyvi šį ketvirtadienį, visi susirinkę, visi žinantis, visi viską mokantis. Čia aš, Raimonda, ir kartu su manimi šiandieną Povilas ir Brigita. Labas. Ir papasakok, kaip mes pasiruošėm, kas vyksta, kol groja muzikėlė. sušokam tokį ančiukų šokį. Bet gal reikės kažkada pereiti į momentą apie video podcastas, kad būtų. Taip. Tada tas matysis. Tikrai. Nu gerai. Taip. Ir vat šiandieną ir tokia nuotaika, ir tokia tema netgi, kurią norim pakviesti visus kartu, galbūt prisijungti prie diskusijos ar atsiųsti mums laišką į podcast.coaching.lt ar tiesiog palikti komentarą mūsų socialiniai medijai, nes tokia labai įdomi tema irgi, kuri gimė tiek iš mūsų praktikų coachingo, tiek iš be abejo mūsų klientų, tai yra jūsų klausytojai. Čia ir yra, man atrodo, klausytojai tema, ne? Čia ir yra. Jo, čia būtent iš to. Čia aš dabar galvoju, tu tik neprisižadėk vėl ko nors, čia parašykit pirmi 3, čia aš padarysiu kažką tai ir tada tu pradėsi neatsirinkti. Aš tai pasakysiu, parašykit pirmie 3, kurie viską žino. Nes šios dienos tema yra visažinystė versus nežinojimas. Nežinojimas. O ar patogu būti toj nežinioj? Tai kaip jums skamba šitą temą? Tai labai gerai, čia, žinai, mes nelabai ją turim taip ir pakeisti, ne tame, kad viską žinom, bet čia ne mūsų sugalvotas tas įvardinimas, bet jis labai aiškiai atliepiantis apskritai coachingo profesijos kompetencijas, bent jau vieną iš jų, miksą tam tikrą prasme. Tai ką mes žinom apie tai? Ką mes žinom apie visažinystę? Visažinystė, toksai... Gerai, įdėkim tą kontekstą truputėlį apie ką viskas tas bus, nes gal mes ir patys 3 skirtingai galvojam apie tą. Kažkada rašė tokį postą Common sense is not so common. Not so common sense. Gal Raimonda? Nežinau, nepažįstu. Bet įnešk savo 50 centų. Čia įnešk. 50 centų. Repo stilium. Tada reikėtų. Man kažkaip, nežinau, kodėl tu dabar čia į mane taip pestelėjai, kad man įnešta, bet jau jeigu taip, tai įmu iššūkį. Nežinau, kas gausis tame dabar. Aš bent taip, kaip supratau tą temą apie visažinystę ir tą būseną, kuomet tu nežinai ir tau yra kaip ir okei. Jinai galbūt taip išskaidyti galima apie tai, kad klientas viską žino, arba coachingo specialistas viską žino, laikosi viską žinas. Ir tas toksai bendras šokis atitinkamai, nes coachingo specialistas lyg jisai tos pozicijos ir laikosi, kad klientas ir taip žino, ką jam reikia daryti. Ir dabar tada klausimas liks tokiam patyrinėjimui, pasmalsavimui, ar tai, ką jisai žino, netrukdo jam gauti to, ko jisai nori. Kaip pavyzdys, buvo kreipimasis dėl paslaugų, dėl coachingo paslaugų. Ir klientas žino, kad jam reikia to ir to coachingo specialisto. Ir man iš karto signalizavimas, kad jeigu tu žinai, ko tau reikia, tai tau galbūt jo ir nereikia. Nes tu žinai, ką jisai tau darys ir jeigu, ką jisai tau darys, skamba truputėlį kurioziškai. Jeigu tu žinai, kokio tau reikia, tai tu vadinasi, žinai, kokio resurso tenai ieškosi. Vadinasi, tu viską puikiai žinai ir tai kas trukdo pradėti veikti ir daryti, yra tik tai tas toksai savo užsibrėžtas įsitikinimas, kad man dabar reikia dirbti su tokiu coachingo specialistu. Ir kaip pavyzdys, su tam tikro lygio coachingo specialistu. Ir va čia yra klaidingas įsitikinimas, kad aš žinau, ko man reikia, ir kai tai gausiu, tai prasidės. Greičiausiai neprasidės. Nes tada žinosi, kad reikia dar kažko tai, tada reikės dar kažko tai, tada reikės dar kažką išmokti, su kažkuo sustikti ir taip toliau. Ir tada tas visa žinystė nuves į tai, kad aš žinau, kodėl aš nepradedu, nes trūksta kažko. Kai realiai 5 metai atgal galėjau pradėti daryti,
net nežinant viso pilno vaizdo, bet pradėjau žengti tuos žingsnius, kuriuos ar taip reikia žengti. Kai žinai ir kai nežinai, kaip juos padaryti, juos reikia žengti. Tai va tas toksai bendras susitelkimas į vieną temą, tiek iš coachingo specialisto, tiek ir iš kliento, arba apskritai iš bet kurio tai atskiro, žmogaus, kad jį stabdo jo žinojimas. Veikti, daryti, siekti kažko, jį stabdo tai, ką jisai žino. Ir daug daugiau yra padarančių, pasiekiančių, tų, kurie reflektuoja, sako, aš nežinau, kaip tai prasidėjo, nežinau, kaip tą išsukau, kaip padariau, kaip susidėliau, bet galiausiai viskas susitvarkė ir aš kažką išmokau tame. O kitas šalia stovi ir žinau, bet žinai, dar ten trūksta dar torto. Tai parodyk, ką turi. Jo, parodyk, ką turi. Pasirodo, kad nieko neturi, tik tai daug žinai. Tai čia toks įvardinimas, žinai, viską žinantys, nieko neturintys. Tai gal taip kardinalu, bet nežinau, man tokį aš dabar turinį čia įnešu. Iš to, ką aš išgirdau tam parašyme, pamačiau. Sako, garso nesigirdi, matosi jisai. Tai pamačiau. Tai pamatai. Ir tam bekalbant, žinok, man taip, aš tikrai būčiau kitą kampą įnešusi, bet priimu ir šitą kampą. Ir tada skamba, žinai, kur visažinystė versus tas nežinojimas arba patogumas būti nežinioje, man iš karto skamba baimės versus smalsumas. Ok, irgi įdomu. Nes jūs kalbat... Čia trečias kampas atsiranda. Iš žmogiškos pusės, net girdžiu ir mano kūne tokia įtampa, net matot ranką pridėjus, nes asmeninės patirtis yra labai gilios ir labai nemalonios ir ta visažinystė man sukelia iš karto nemalonius pojūčius apie tai, kad kai susiduri su žmogum, kuris žino viską, kuris apskritai žino viską, ta prasme, nuo menkiausios smulkmenos iki ateities, nuo praeities iki ateities, tai ne tai, kad tas žmogus neturi erdvės kvepuoti, nes jis žino viską. O, čia gilu. Bet aplinka to žmogaus negali kvepuoti, nes jis viską iškvėpia. Nes jis viską žino. Ir ta prasme, kai tu bandai įkvėpti ar iškvėpti, ne, aš žinau, taip nebus, arba taip nebuvo, arba taip nėra. Tai čia, ar tai nėra toksiškumas? Tai yra toksiškumas. Šitoj daly. Nes man labiausiai dabar iš to, ką vardinė, atliepia toksai toksiškumas, kuomet kitas savo žinojimu nuslopina bet ką, kas galėtų vykti. Taip. Kuomet net tu nežinai, kas ten iš tikrųjų bus. Ne. Ir toks iš karto nurašymas, kad nieko nebus. Ne taip turėtų būti. Taip. Man nežinau, kaip jums, man tai čia toksiškumu kvepia. Tai, žinai, visi kraštutinumai yra, žinai, vieni yra ten super pozityvas, irgi yra kraštutinumas, žinai, kur viskas pūkuota, rožinė, saldu ir ten, ir lygiai taip pat kitas kraštutinumas. Tai šiuo atveju, man atrodo, tai, bent jau taip, kaip girdisi, tokia visažinystė yra, tikrai jau toksiška, nes tai yra visiškas kraštutinumas. Bet, žinok, man čia vėlgi, aš vėl grįžtu prie savo to paties. Žinai, ir galvojant apie žmogaus elgseną, tai čia yra visiškas baimės šaltinis, visiška gelmė. Kodėl žmogus taip elgiasi, nes jis bijo. Bet, patikslinkim tada dabar apie kurį. Man, žinai, jeigu aš iš coachingo specialisto pasižiūriu, man visai kitaip piešinys piešiasi. Jeigu tai iš žmogaus, kliento, tiesiog ne kaip iš coachingo specialisto pagal kompetencijas, visai kitas peizažas tada matosi. Aš turiu gerą palyginimą. Pati esu mama, jūs irgi esat mamos tėčiai. Mamos, jūs irgi esat mamas. Ir mane mama, arba tėvai, seneliai, nesvarbu taip augino. Nedaryk, nes tai bus blogai. Ar ten, aš žinau, tau reikia eiti ten, arba aš žinau, tau reikia stoti ten, arba aš žinau, tau dabar reikia tos ir tos pagalbos. Ir ta tokia visažinystė iš tėvų, kur net nekvestionuojami dalykai ateina. Tokia užaugau, aš asmeniškai, negaliu kalbėti už kitus, užaugau persmelkta tos visažinystės, kad net neklausk, kodėl reikia taip daryti, nes tiesiog tai buvo pasakyti. Ir tas toksai, kaip tu sakai, baimės, baimė, kad tavo vaikas susižeis, kad tavo vaikas suklys, kaip tau atrodo pagal tavo suvokimą ir panašiai.
perduoda toksai vos ne iš kartos į kartą eina ta visažinystė, arba visažinystės praktikavimo būdai, arba nežinau, kaip ką čia pasakyti, nu čia iš to žmogiškos pusės. Eik tu savo, čia 3 podcastai. Aš taip pat norėjau pasakyti, iš karto rašausi temas sekantiems epizodams, nes vaikų ir tėvų santykis, ar ne, ir tas perėjimas iš kartos iš kartą, apskritai asmeninis santykis, kada vat, aš kaip žmogus, kaip elgiuosi, kaip mąstau, kaip veikiu. 3 coachingo specialisto rolėje. Aš tiesiog galiu pasakyti, kad savo patirtimą, laikau susėmus už galvos, kai tik tai žmogus ateina ir pradeda sakyti, aš viską žinau, ne, arba aš žinau, kaip reikia padaryti, aš visada stengiuosi pasižiūrėti šiek tiek plačiau į tą žmogų, ne? Koks tavo gyvenimo būdas, kaip tu gyveni, ne? Ar tu gyveni tam tokiam labai griežtoj rutinoj ir uždaram pasaulį, ar tu visgi keliauji, domiesi, tavo pasaulėžiūra yra plati ir galbūt iš čia ateina tos tavo žinios, nes irgi negalima teisti žmogaus, kad jis pasakė, aš žinau, tai nesąmonė, ta prasme, jau tu čia tikrai nežinai. Ir tie, kurie yra labai kategoriški ir nepriima nieko, tai dažnai jie būna tiesiog savo tam tokiam kaip ir burbule užsidarę gražiai, kur labai viskas aišku yra, kur, kaip ir sakiau, nėra erdvės įkvėpti net. Jeigu tu nori daugiau oro, ne, tiesiog kvėpuoji tik tai tokio oro. Tai va. Nu, jinai laikosi, man atrodo, savo kampo. Čia tu žinai. Bet mes visi turim savo kampus ir aš jūsų kampus labai priimu dėl to, kad tai papildo mano kampą. Aš prisimenu tavo įvardintus dalykus apie tai, kad kitą kartą net tėvai auklėja taip vaikus, nedaryk to, nes bus tas ir ta, žinai. Ir taip turbūt intencija irgi yra apsaugoti ar dar kažką panašaus, bet reikia nepamiršti kitos intencijos, kad jeigu vaikas, tarkim, kažką ten nešasi ir taip toliau ir galimai jisai kažką išmes, tai ne dėl patyrimo stabdo tėvai, kad nes išmesi, tai, žinai, susikulsi, ten pulsi, susikulsi. Bet iš būsimo jiem patiems nepatogumo galbūt. Jiems reikia, žinai, tas išmes košę kokią ant grindų, ant kilimo. Taigi tau reikės eiti valyti. Jaučiu net Brigitos skausmą, jos visam kūne. Tai dėl to, kitą kartą, žinai, tas stabdymas yra. Tai, bet čia vėl, daug labai aspektų, man dabar keli taip ir sukasi, žinai, galvoja atitinkamai. Kad, nes aš jeigu gerai atsimenu, tai ir coachingo specialistas paklausė šito klausimo, kad į podcastą pradėti, nes net ir mokyklose matosi, kad ta būsena, kaip daryti, kai tu nežinai, ką toliau daryti. Pas pradedančius coachingo specialistus yra labai gaji. Ir tas įvardinimas, kad kai klientas stabteli sesijos eigoje ir sako, aš nežinau, kaip elgtis, nežinau, ką daryti. Ir natūralu, ir coachingo specialistas gali nežinoti toliau, kaip elgtis, ką toliau daryti. Ir ta dalis, tas momentas, tos akimirkos, kaip sulėtintam kino filme, toks, dabar kaip būt okei tame, kai jau tu jauti, kad kažkas ne taip. Ir kažkur nepatogu. Ar tu turi tos erdvės, kai tu sakei, žinai, įkvėpti, iškvėpti. Patirt, kas čia dabar vyksta, apie ką šitas dalykas visas yra, nes nežinot yra normalu. Net ne tai, kad normalu, galbūt nenormalu vardinti, kad aš žinau, nes nežinau dalykų yra daug daugiau, negu kad žinau. Čia vėl, aš tikiu taip. Aš nežinau, ar pasiekti galima tą būseną, kuomet jau tu viską žinai. Viską žinai pasaulyje. Man jau vien pradeda mintį. AI, toks, ir, žinai. Jo, pasilygink su AI, žinai. Tu viską žinai, pasilygink su AI. Su dirbtiniu intelektu. Tai čia, žinai, tas toksai turbūt irgi bendro santykio, žinai, kūrimas, kiek žmonės tarpusai yra sąmoningi, kartu kažką sėst, sukurt, išsuk tą situaciją, kuomet yra, tokia galbūt aklavietė ir nežinom, ką daryti. Tiek coachingo sesijoje, tiek bet kuriam kitam pokalbį. Man buvę atvejų, kuomet aš net ir su savo vaikais, jie paklausė, aš nežinau, ką atsakyti. Ir žinai, šitoje dalyje man visą laiką toksai, kaip gerai, kad šalia yra resursas, coachingo kompetencijos. Aš nežinau, ką daryti, aš galiu pasakyti, kad nežinau, bet aš tada liksiu diskusijoje su vaikais, pagalvot, kartu pasitart, o kaip jie tai mato, gal nuo to kažkas tai išjudės ir mes tada turėtume. Ir kiek tokių dalykų bebuvę, visą laiką gimsta kažkokia tai nauja diskusija, nauja tema,
iš jos pačios galbūt gimsta net nauji kažkokie tai užsibrėžimai, nauji norai, kurių tu net nežinojai, kad apie juos vertėtų pagalvoti. Tai va šitoj dalyje man visą laiką grįžta, jeigu taip techniškai paėmus, 5 kompetencijos iš 8, punktas 5. Palauk, kaip čia skamba tiksliai? Aš kažkur buvau prisirašęs šitą. Atsiversim knygutę ir pasižiūrėsim. Patogiai jaučiasi dirbdamas nežinojimo būsenoje. Ir vat, jo, jeigu tokiu vat pasim tokį paprastą reikalą, pačioj pradžioje aš matau tą iš mokinių, iš dalyvių, kad, iki kiek tai yra tas patogiai jaustis, gerai jaustis, dar kažką. Bet tai yra raumuo, tu jį treniruoji ir taip tu gebi būti labiau dėmesingas su žmogum, kuris irgi galbūt pasimetė, arba tu pats sutrikai dėl to, kad kitas šalia tavęs jisai viską žino. Ir čia, žinai, tokie 2 pasauliai susitinka. Tu dabar viską žinai, aš kažko nežinau, kaip tame būtų. Įjungta tokį patogumą, nedaug kvėpavimo vietos yra, bet kažkiek gali įkvėpti. Kažkiek gali įkvėpti. Ir kažkiek, žinai, man iš karto, kas dabar kyla, tai savo to fizinio kūno stebėjimas. Nes čia, šitas tai išduoda momentaliai, kiek čia tau patogu. Kartais atrodo net protas dar nesuvokia, o kūnas jau išdavinėja tave, žinai, kiek čia tau patogu ir kiek nepatogu būti. Bet treniravimas, nieko kito. Žinai, kai ateina ta nežinia, kai ateina nežinia. Dažnai užeina pastoviai svečius. Pastoviai. Neišeina. Tai taip, to tokio, žinai, pauzę ir įkvėpti, nes man atrodo net tada, dabar gali nuskambėti žiauriai juokingai, bet net oro kvapas kitas. Tiesiog atrodo kitokio oro įkvėpį, kai leidi savo tai nežinai pabūti. Kitokio. Tiesiog jis kvepia kitaip. O nežinia su tavim kalbasi? Aš įjungiu tada tą pokalbį. Kaip įdomu. Ir nebijau pabūti pauzėj, netgi nebijau pabūti pauzėj su klientu. Nes dažnai toje pauzėje su klientu klientas taigi žino. Ir jis toliau tęsia savo. Jam ateina. Man net nereikia žinot, ką jam reikia sužinot. Va dabar tas momentas, kuomet taip net atsilošęs truputėlį buvau ir sekiau tą tokį, kaip čia tas pokalbis toliau, žinai, vystosi. Ir tas įvardinimas coachingo specialistui pasitikėti klientas, kad jisai žino, yra tam tikra riba. Ir to žinojimo kiekis gal taip įsireikšti. Suvokt, kad jisai visą laiką irgi žino mažiau negu lyginant su to, ko nežino, kiek yra tų dalykų, kiek jisai nežino, bet pasitikėti juo tame, nebūtinai coachingo specialistui klientui, bet kokiam pokalbį. Su vaiku, su savo antra puse, su draugai, su kolegomis. Pasitikėk, kaip lemtų viską, jeigu pasitikėtum kitų žmogum, kad jisai žino bent vieną žingsnį, ką toliau daryti. Bent mažiausia. Kas ta žingsnis, žinai, galbūt bus kažką pasakyti, kažko atsisakyti, kažką priimti, kažkam pasakyti taip, kažkam nežinai. Ir jis galbūt nežino, kaip toliau viskas vystytis, bet nuo to momento, kai jisai kažką bent vieną padarys, bus galima ieškoti toliau, ką galima daryti. Priims sprendimą, kad pradedu. Ir nežinau, ką toliau daryti, bet jau sprendimą priėmė, jau tu viskas nebe toj vietoje. Priimu sprendimą, kad stebėk, nedarau kažko. Jau tu pasikeiti, tavo status quo jau yra pasikeitęs. Nuo to momento, bet kokio situacijoje, žinai, ar ten priesaika bažnyčioje, ar ten metrikacijos rūmose, ar ten parašas ant akcininkų sutarties, ar kontraktas su klientu, tu jau kitoks. Iš principo, tu jau kitoks. Ir tu nežinai, kaip toliau viskas bus. Bet pilnai pasitikėdamas eini tolyn. Sugalvosi, pamatysi, kažkas parodys, kažką prisiminsi. Ir labai turbūt yra vienas iš tokių nuvertinamų dalykų, čia gal labiau dirbant su smulkiais verslais, kad jie atrodo, aš nežinau, kaip reikės elgtis. Pamiršus verslo reikalus, jis gali labai aiškiai sugaudyti save, kad jisai kitokiose srityse turi patirties. Aš nežinau, kaip reikės susiderėti. Palauk, su vaikais esi kada nors taręsis, ko jie nori ir ko tu nori ir kažkoks sprendimas gavosi. Su savo antra pusė esi taręsis, su dėstytoju universitete esi taręsis, kad, perlaikymas būtų kažkada tai. Sako, tu čia pastoviai, sako, šitai tu turi patirties.
Vat kaip šitą patirtį galėtum perkelti į būsimą savo darybas. Ne ką reikia šnekėti, bet koks modelis tavo veiks. Galbūt tu įsitiesi, nežinau, krūtinę, plačių pečių atstatai. Plačių pečių. Gal tu kažkaip ramiau kalbi tose situacijose, gal tu pradedi daugiau kvėpuoti. Gal tu stengiasi truputėlį atsitraukti, kaip veikia tavo modelis, nes kūnas šitus dalykus tai atsimena. Ir va šitoj daly yra tie susidėjimai, kad mes visą laiką žinom bent kažkokį mini veiksmą į priekį. Ir jeigu tuo pasitikėt pilnai, čia daug užtenka, man atrodo. Ir tai vis tiek nenumuša to, kad baisu, baugu ar dar kažką panašaus. Susitaikyk su tuo. Mes nežinom, kaip bus. Nežinom, kaip bus. Imkim ir padarykim. Susitaikyk su tuo, bet mes tai, kad tu kalbi, girdisi, kad iki to buvo ateita. Tavo šitas įsitikinimas arba tai, kaip tu dabar daliniesi apie tą nežinomą, iki to buvo ateita. Ir ar aš galiu, sakyti, kad aš panašiai mąstau, aš norėčiau taip mąstyti, man, skamba labai priimtinai, ar aš esu šiandien čia? Ne. Pala, kaip suprast, ar tu esi šiandien čia, sakai, ne. Kaip? Mane čia nėra. Kas čia vyksta tada? Aš apie tą sąmoningumo lygį, kurį tu kalbėjai, ir kalbant apie coachingo specialisto praktiką, galim sakyti, kad čia pamatuoja metais, kiek tos praktikos yra, ir tai iš tikrųjų yra svarbu. Ne tiek galbūt kiek metai, kiek sesijų skaičius arba kiek kartų teko pabūti tame. Situacijų, ne? Situacijų. Ir ne tik, kad teko pabūti, bet kaip jas pastebėjau ir ką su tuo dariau. Pargrįžtant truputėlį šitos dalies kaip pavyzdys. Imkim paprastą, ne profesinį, bet labai gyvenimišką atvejį. Buvę, kada su kitu žmogum nesutapo nuomonės. Taip. Nes jūs žinot vienaip, jis žino kitaip. Ir buvo momentas, kad po to, kai nesutapo nuomonės, jūs vis tiek likot santykė su tuo žmogum. Taip. Buvo. Jūs galvojot vienaip, jis galvojo kitaip, ir jeigu tai yra kardinaliai kitą kartą, skirtingai, nes ten galbūt įsitikinimas žaidžia, emocija žaidžia, ar kas tai būtų, ego įsijungia pas vieną ir pas kitą. Ir galiausiai vis tiek baigėsi kažkokiu tai rezultatu. Ir tas rezultatas eina iki tam tikro etapais. Nesutapo nuomonės, įsiskyrė nuomonės, tada įvyko kažkoksai, atstumimas, atmetimas, nepriėmimas, užpykimas, kas tai bebūtų, srautas visas toks, spektras, įsijungia ir atrodo, jeigu taip, tai aš tada taip darysiu. Ir atrodo, tu ko laikysiesi, aš darysiu tada taip. Praeina kažkiek laiko, pasirodo, kad nė velnio tu taip nedarei, jis galbūt irgi to, ko sakė, irgi nedarė. Nes paskui pasikeitė situacija, o tos situacijos neėjo numatyti, kad tai bus. Ir tada viskas pasikeitė ir ar buvę tu jums tokiu atveju, kad po to barnio praeina kažkiek laiko, nesvarbu, savaitė, metai, 20 metų, jūs susitinkat su tuo žmogum ir nežino, dėl ko susipykot. Taip, aišku. Čia, bet žiūrėk, tuo metu tu labai žinojai. Taip, tikrai taip. Ir kaip Brigita sakė, tas nežinojimas yra kelionė, bet aš jau turėjau kitą kampą arba klausimą jums, ar ne? Ar pavyzdžiui, tie, kurie viską žino ir žiūri tos, kurie, bus kaip bus, ar ne? Ar jie nevadina jų neatsakingais, arba ten yra kiti epitetai, žodžiai ir panašiai. Nes aš visada buvau tokia biški, žiūrėsim, tokia optimistė, ekstremalistė, nežinau. Ir dabar tas suvokimas, kad, nežinau, ar ten, kad aš labai lengvai pamirštu pykti, iš tikrųjų, koks skirtumas, dėl ko ten susipykom? Ėjo, praėjo, dabar jau visai. Kaip ėjo, praėjo, tada dabar jau visai, bet tuo metu. Taip, tuo metu. Ir man tas pykčio pamiršimas būdavo jau iki tos kelionės eiti dabar. Ir tada man tas klausimas yra, ar tie, kurie viską žino, nežiūri tuos, kurie eina su tuo lengvumu ir galbūt lengviau kvepuoja tą nežinomybę, kad tie tai neatsakingi, jiem tai nieks nerūpi.
Nu, tai čia tas džadžinimas, vertinimas, teisimas įsijungia, kaip aš matau. Čia tas pats, kai žinai, tokių dabar priminė kitą dalyką. Ateina, sako, šitas žmogus tai be vertybių iš vis. Palauk, negali būti be vertybių. Jos tiesiog yra kitokios negu tavo. Ir tų kitų nesuvoki, tiesiog nepažįsti jų. Ir natūralu, nepripažįsti. Tai čia lygiai taip pat, kai tas, kuris salę žino, jisai, tu negali teikti, kad jis nežino. Jis žino taip, kaip jisai žino. Tam sąmoningume, kuriame jisai yra. Tam suvokime, kurį jisai turi, toj patirtį, kurią jisai turi patyręs. Ir galbūt visas tas jam žinojimas ir buvo naudingas. Ir kaip tavo vienas iš žinomų žmonių sako, kas tave atvedė iki čia, nenuves tavęs iki tenai. Ir jeigu jisai to kito turbūt nemato, kur papult, jisai ir galvoja, kad reikia toliau daryti tą, ką dariau. Nes jam tai buvo naudingai kažkurio tai laiko, būt tuo visažiniu. Iki momento, kuomet pamatė, kad žiūrėk, kitas nežino, bet padaro galbūt daugiau to, ko aš noriu ir nežinau, kodėl nesigauna. Nežinau. Žinau, kodėl nesigauna, nes trukdo tas ten dar kažką tai panašaus. Bet pamato, kad kažkas kitaip elgiasi ir gauna to, ko aš neturiu. Ir tada pradeda žmogus, vis tiek ateina momentas, čia žinai, kaip sako, tas protas ir senatvė, amžius, tarsi, kartais amžius ateina, bet protas neteina. Suvokimas, tarsi. Ir jisai kažkada vėliau jisai pradeda galbūt kvestionuoti. Ne tai, kad jisai jau pradeda kitaip, bet jis pradeda kvestionuoti. O ką jeigu taip, kaip darau, neveikia? O ką taip, ką aš žinau, jau nebegalioja. Ir tada, tas susitarimas su savo ego, pavadinkim jį taip, lemia tą tokį pasikeitimą didelį, nežinau, shiftą, kaip lietuviškai užvadinti. Pokytį. Didelis pokytis, kažkoks pokytis tada būna. Tam pokytyje žmogus pradeda, kaip taisyklė, greičiausiai augti. Nes jis, tarsi, pradeda priimti taip, kaip mažas vaikas, jam viskas nauja, jam viskas smalsu, jam viskas įdomu, jisai tada nori imti, nori dalintis, nori pažinti, nori patirti, nori vėl leis savo suklysti ir tada toksai jam yra nežinot. Iki to, kai kas neateina toj brandoj. Amžius ateina, bet tas suvokimas neateina. Tai gal taip radikaliai, žinai, šitą dalyką sakau, bet O žiūrėkit, o nežinojimas, kaip manot, gali privesti iki beprotybės? Laisvai. Sunku dabar čia pasakyti, nesam turbūt tos ryties specialistai, bet... Nes, kaip ir minėjai, ateina tas vaikiškas smalsumas, kur tu nori viską daryti, eiti, bandyti, tas toksai didžiulis žinių sėmimasis ir ėjimas ir ten, ir ten, ir ten, ir ten. Ir va šitas žinių sėmimasis, kaip jisai gali įtakoti. Nes tu atrodo, žinai, ir paskui pasižiūrėjau, dar to nežinau, dar to reikia, ir dar to reikia, ir dar to reikia. Ir... Aš tai buvęs tame, nežinau, kiek jūs ar buvę, bet aš šitame buvęs ir turiu savo receptą. Daly, kad, ar gali pasidalinti? Jo, mielai. Visada bus daugiau to, ko aš nežinau. Ir jeigu aš rinksiu daugiau dalykų, kuriuo aš nežinau, nepradės taikyti to, ką aš jau kažkiek tai žinau ir man to užtenka daryti, aš visą laiką feilinsiu. Tarsi, visą laiką bus to įdomumo, wow, kaip ten tas, dar kažką, dar papildomai. Ir tada aš niekada nepradėsiu tada. Aš tą žinau iš savęs. Tai šitoje dalyje laiku sustoti ir pasižiūrėti iš to, ką galima daryti su tuo, ką jau žinai. Įvertinant dalykus, kad kai kurių vengi. Tai pamenu, kažkada buvo konferencijoje, turėjau pranešimą ir tokiam sukvietime, tai kas atėjo čia sužinot kažką naujo. Miškas rankų, visi. Ok, ačiū. O viską darot su tuo, ką žinot. Toks juokas, žinai. Iš principo tau net nebūtina sužinot papildomai kažką tai, to, ko tu nežinai, jeigu tu įmiesi daryti pilnai tai, su tuo, ką tu žinai. Ir jeigu gaunasi, ateisi vis tiek iki momento, kad tu kažko nežinai. Bet jeigu tau nesigauna dėl to, kad tu nedarai, tu negali sakyti, kad nesigauna. Nežinau, taip kažkaip man leitmotyvas. Žinai, smalsumo balansas, lyginant su tuo, kaip tai gyvendinusius. Žinai, turbūt atitikmenų galim rasti, žinai, dėkingumas tuo, ką turiu ir ko siekiu.
Ir, žinai, va, tas gyvenimas ir buvimas čia ir dabar. Nu, žinai, gal kažkiek netgi primena visas mindfulness praktikas, kad mes labai siekiam kažko, vis judam į priekį, užsidindam tikslų ir vis gyvenam tą akimirką, kai tuos tikslus pasieksim. Versus su tuo, kad, o tai ką jau dabar esam pasiekę, kaip tą išnaudojam, kaip to mėgaujamės, kaip to džiaugiamės. Ir man atrodo, žinai, gali sąsąją su smalsumu va čia įjungti. Kad, dar čia šito, nežinau, bet tą patį smalsumą gali išnaudoti tame, ką jau žinai. Pasižiūrėti kitų kampų, žinai, kitom spalvom, pritaikyti galbūt kitoj srity, sakykime, coachingo kompetenciją ir tada tą patį smalsumą arba tą patį pabuvimą nežinioje pritaikyti toje pačioje šeimoje, pabuvimą su vaiku, su vyru, su žmona, santykiuose, su tėvais, su draugais. Nu, man irgi apie tai kažkaip, apie tą tokį balansą, kad nes gali. Žinai, kaip sakant, pasilygink su jį ir žinosi, ko nežinai. Aš dar prisiminiau, matau, pasilygink su jį, prisiminiau, turbūt mokyklai buvo toks nutikimas, kad aš beidama gatve radau tokį kaip medalioną, nutrūkusi kažkokį tokį didelį, sunkų metalinį, toks gal netgi rankų darbo kažkieno, ar ten buvo be autoriaus, nežinau, net kas savininkas. Ant to medaliono buvo užrašyta, kad tai, ką mes žinom, nesvarbu visai, tai, ko nežinom, tai svarbu be galo. O, kaip sutapo reikalai. Nes galiu pratęsti šitą dalyką. Man atrodo, tam teiginį apie ką podcastas, apie visažinystę, visažinystė yra pats didžiausias ribotuvas. Lyginant su tuo, kiek yra daug nepažintų dalykų. Ir gal tas mokinimasis ir yra turbūt, jeigu tą viskas nuo karto pasakom, tą raumenį treniruot, tai ne kaip elgtis tame, ką tu žinai, bet kaip okei ir kiekvieną kartą vis okiau būti tame, ko tu nežinai. Nes to nežinau yra vis tiek daugiau. Kiekvieną dienągi susidurėm, kiekvienoje situacijoje susidurėm su nežinau. Nežinau, ar patiksiu į kamštį, nežinau, ar spėsiu laiku, nežinau, ką sutiksiu. Nežinau, kaip reaguosiu, jeigu sutiksiu tą ir tą. Ir tada, kol apsvarstai, žiūrėk, net neišeini iš namų. Taip. Ir net niekas neįvyksta tada, nes tu matai, kiek tu daug dalykų turėjai apmastyti iš to, ką tu žinai. Planuoji, pagal tai, ką žinai. Žinai, iš kitos pusės dabar prisiminiau iš neurolingvistikos truputėlį, kad ta žinojimas mus ramina. Mes norim žinoti, nes saugumas. Saugumas ramina. Ir va čia tada išgaudyti tą. Bet čia pagal poreikį, žinau, kad žmonių emocinius poreikius. Vieniem reikia to konkretumo, užtikrintumo. Kitamgi, žinai, jį veža. O šitas tai jau maksimalistas. Žinai, jaunatviškas maksimalizmas šitą užvaldė. Geras pratimas yra. Jums patinka staigmenos? Man ne. Man taip. Net prie to paties, kad patinka staigmenos tų, kurių lauki. Ne. Tu su automobiliu atvažiavai? Taip. Jeigu išeis ir 4 ratai pradurti, staigmena bus? Taip. Super. Patinka? Tokia patiktų? Nu, žinai, bet kiek naujų patirčių, nes niekada nebuvau ten kvietus kažko to. Patiktų tokia? Dabar, tau reikės, žinai, tu savo darbotvarkę, žinai, planavaisi ir bum tau tokia staigmena. Ne, be abejo, ne. Nu, matai, čia ir susijungia. Vieniem užtenka vienų dalykų, kitiems reikia, žinai, kažko tai daugiau. Lygiai taip pat kelionės, vieni žmonės, čia viskas, visiems patinka keliauti. Vieni keliaudami, iš tų, kur visiems patinka keliauti, sako, jo, man patinka keliauti, kitas man irgi patinka. Kaip ruošitės keliauti? Tai ką, žinau, kortelė, kreditinė, pasas. Ir dantų šepetukas. Ne, taigi turiu kortelę, žinai, kreditinę. Aš nežinau, kiek užtruks, kam čia vežioti, žinai. O kitas mėnesis prieš, ten kelios dienos prieš, žinai, dedasi, persiplanuoja, matai, pasikeitė oras tenai. Reikia kitų drabužių. Visas lagaminas pasikeičia, žinai. Skirtingai dalykus daro žmonės. Dėl to, kad skirtingi tie emociniai poreikiai, žinai, yra. Tai va, ir klausimas tada, ar tie žmonės su skirtingais emociniais poreikiais vienodai gali jausti tą patogumą, nežinau. Manau, čia ir yra tas turbūt apie ištreniravimą. Jo, aš galiu savo istoriją, patirtim, nežinau, trumpai pasidalinti, kad
tam tikrose gyvenimo perioduose man labai buvo svarbus tas stabilumas, didžiulis planavimas, kontrolė, žinojimas. Žinojimas, ko reikia. Stabiliai. Viskas. Čia Raimonda žino planas savaitę į priekį ir važiuojam. Ir paskui pradėjo vykti tokie dalykai, kurie visiškai pradėjo drebinti tą mano visą žinojimą ir aš tiesiog, arba aš galėjau likti ten atgal su savo žinojimu ir tiesiog likti ten pat ir su savo gražiu planeliu savaitę į priekį. Bet aš kažkaip tai rinkausi, kad ir su kokiom ten to ugly crying, visus tais paverkimais ir tom dramom ir kuom tik tai nori. Okay, o gal čia yra kažkas daugiau, ko aš dar nežinau ir jeigu aš sužinosiu, gal man bus lengviau. Ja. Ir aš tada, man atėjo toksai supratimas, kad, kad ir kas be nutiktų, kad ir kas be nutiktų, aš turiu save. Aš turiu save, turiu savo galvą, turiu rankas, turiu kojas, aš turiu save. Ir man gal netaip jau ir svarbu yra tas planas savaitę į priekį, ar ne? Nes pats gyvenimas parodė, kad viskas gali šiandien čia ir dabar sudužti, 4 ratai nuleisti ir vartykis. Bet tas suvokimas, kad tu ir išsivartysiu, taigi aš turiu save. Ja. Bet tas turi būti didžiulis saugumas su savimi. Dar jis nėra toks didžiulis, kokio aš norėčiau, kad jis būtų, kad aš taip savim pasitikėčiau. Bet gerėja. Jis be abejo gerėja, bet tas suvokimas, kad tai tu turi save. Ir mes su vyru ir gyvenam lagaminuose iš esmės. Nieko pasidarė, kad man nieko nebereikia. Man nušvitinėjat. Matai, šviečia visą. Aš sakiau, kad žodis nušvitimas tampa labai populiarus. Trendas ar? Trendas Jo. ar. Bet tie visi tokie atėjo, kad taigi aš turiu save. Iš manęs gali ratus atimt mašinas. Va čia ir dabar, nuo manęs tas nepriklauso. Bet aš turiu save. Ir tada lengviau būti toj. Nežinau. Čia palėtėm net ir pasitikėjimo savim, savivertės klausimą tada. Bet kaip kitą kartą, nežinant, kur gali nuvest. Brigita minėjo baimę. Visažinystė ir nežinojimas. Ten nepasitikėjimas savimi, baimė natūraliai. Ir, tai susiję dalykai, žinai. Labai susiję savivertė, baimė suklysti, baimė nežinoti, o kaip bus, tai čia yra baimė. Man, žinai, baimė yra iš karto smalsumo priešnodis, nes jeigu bijau, tai nesmalsauju, nes nežinau, kaip bus. Tai ir be jokios abejonės, man tai labai glaudžiai siejasi su savivertė ir klausimu, tai ką nori apie tai padaryti. Nes mano kelionė būtent tokia, per baimės ir savivertės, nes aš ir žinai, taip netgi vertinant dabar galvoju, kad esu tik kelionės pradžioje. Čia turbūt irgi tas sąsaja, žinai, yra visas veikimas siekiant išvengti baimės arba siekiant, nežinau, skleist meilę. 2 skirtingi veikimai bus. Buvo protingi žmonės, vardino, kad 2 dalykai, kurie veža. Baimė mirti ir seksas. Skleist meilę. Kitais žodžiais, bet žinai, ta aistra ar kas tai būtų, arba kitas, tiesiog, jeigu dar iš vis ten į rabbit hole varyti, tai čia yra arba apsisaugojimas, buvimas visą laiką oloj, arba ėjimas ir kova ten prieš savo tuos priešus laukinius. Tai čia, žinai, tų teorijų visą laiką jo susidėlios klausimas, kur tu save matai, ar tu vieną kartą tam, kad tu išliktum slepiesi, ar tu eini įveikti tą priešą, kuris tas priešas ir gali būti tavo vidinės kažkokios tai baimės. Bet tai dažniausiai ir yra vidinės baimės. Didžioji dalis ir yra tie, žinai, įsitikinimai. Trukdžiai jie yra vidiniai mūsų pačių įsitikinimai. Kas trukdo tau kažką tai turėti, pasiekti ir taip toliau. Taip. Mūsų demoniukai. Bet su jais, žinai, visai gerai susidraugauti, nes jie veikia ir tokia apsauginį funkciją atlieka, žinai. Instinktai. Negali jų išvaryti. Buvo labai įdomus kažkoks pasakymas, sako, norėtum, kad tavas visus savo demonus išpirdolintum lauk, žinai. Jo, sako, noriu, sako, pasiruoš, sako, bet visi ir angelai išeis. Ai, ne, tegul būna, jie kažkaip ten randa kalbą. Tai toks, žinai, žaismingai kitą kartą galima pasižiūrėti visą tai. Ir pažiūrėti, ką su to gali daryti.
Bet kai tu tai žinai, ką tu gali su tuo daryti dabar. Ne dabar, ryt. Dar reikia, mintim susigulė, dar kažką panašaus. Paskui žmogus, tai man nereikia ryt. Jau dabar aišku. Kas to aišku? Aišku, kad nežinau, kaip bus, bet aš noriu daryti, noriu pamatyti. Viskas, tu gali žengti tą žingsnį. Ir tada vėl toliau judėti. Nes tas, žinai, toks nukelimas. Man reikia coachingo specialisto, nes aš negaliu daryti to ir to. Viską tu gali. Viską tu gali. Man reikia ten, žinai, tą knygą perskaityti. Jeigu tu žinai, ko tau reikia perskaityti, tai tu žinai, ką tu ten turi. Tai vadinasi, tu jau tai žinai. Nemanau, kad koksai nors, žinai, nežinau, ten. Cinkas buvo atrastas dėl to, kad ieškojo cinko. Įdėsim jį į tą elementų lentelę ten, žinai, nes trūksta. Ko trūksta? Cinko trūksta. Atsimeni, kelintas numeriukas? Galiu tuo jį paklausti. Sakys tiksliai. Dabar negaliu, nes išjungęs, kad netrukdytų. Wi-Fi, kad neateitų su pasiūlymais. Gerai. Ja. Bet knygas tai skaitykit vis tiek. Nors Povilas sako, kad nereikia, bet skaitykit knygas. Mes turime keletą neblogų, ne, mūsų svetainėje. Ar aš sakiau, kad nors, kad neskaitykit knygų? Taip skambėjo tarp eilučių. Coachingo įprotis. Šitą tai būtinai skaityti. Ir nauja knyga išeina, ne? Vasarą. Tai gal išėjo, pasižiūrėt, sąraše. Man atrodo, gal jau lentynoje yra. Jo, lentynose tikrai yra. Priseilas, taip? Gal jau ir popieriukas jau matosi. Popieriukas? Gerai, reikia atskleisti kortas. Mes darom įrašą truputėlį anksčiau, negu kad knyga paspaudė print spaustuviai. Tai kol kas, tol kol dabar kalbam, tai dar nepaspaustas mygtukas. Bet kai išeis šitas podcastas. Kai jūs klausot. Kai klausot. O kitas gal klauso 25 metais. Opa. Pirmą kartą atradęs coachingo. Tai prieš porą metų, tuomet mes. Buvo tokia situacija. Jo, tai coachingas dėmesį žmogui, ne problemai, kur kitą kartą einam spręsti problemą, kai realiai reikia savo makaulę susitvarkyti. Gal netinkamas žodis, bet save apsitvarkyti truputėlį. Save apsitvarkyti. Yra kaip yra. Tai coaching.lt, visi resursai tenais, ne tik tais šio podcastų įrašas, visi kiti podcastų įrašai, taip pat mūsų knygos tiems, kurie nori tvarkyti savo makaulę, kaip Povilas sakė. Tai tęskite. Tai mes taip einam į užbaigimą, ne? Toks. Man atrodo, kad Raimonda jau ir pradėjo tą užbaigimą. Tai jo. Tai aš tada rateliu, kaip įprasta, prasukime po mintį, ką šiandien, ką naudingo šiandieną išgirdai, Povilai. Tai aš toks tam pasitikslinime gal tam, susitikrinime, kad visi skirtingai mato ir kiekvienas savaip išmoksta. Nereikia nieko mokyti. Kiekvienas savaip išmoksta. Anksčiau ir vėliau suvokimas ateina. Klausimas, ar net ir vėliau atėjęs suvokimas, jo savininkas, pas kurį atėjo, jisai nori su to kažką tai daryti. Ar laikytis vis tik tai prie to, ką jisai ir tada žinojo, kaip viskas turėtų būti. Ir dar ėjo pamokinti kitus, kaip gyventi. Man čia visiškai ne apie coachingą tas dalykas. Taip. Sako, aš galėsiu kitus mokinti. Čia buvo pokalbis kažkada į mokyklą. Tai aš paskui jau galėsiu mokinti kitus. Žiūrint ko. Kaip gyventi. Sakau, aš truputėlį, ne tas kabinetas. Aš šitą, jo. Okay. Tai numušai mano mintį, Povilai, dabar su tuo kitu kabinetu. Tai kaip tu jautiesi nežinojimo būsinoje, ką daryti? Tai dar pabūsi. Įkvėpk, sako, padeda. Tai apie kvėpavimą ir erdvę kvėpuoti. Tai palikime Brigitą kvėpuoti. O jūs, mėly klausytojai. O ką tu įsineši? Aš ką išsinešu. Ką? Ir dar valandą dabar. Dar valandą, jo. Ką aš įsinešu? Bet aš įsinešu tą pabuvimą, tą erdvę. Išsinešu tą sunkumą, kurį vėl pajutau, kai pradėjot kalbėti, ne, ir kaip kūnas pats rodo. Tai dar kartelį tas toksai dalykas labai aiškiai pasirodo ir apie tą erdvę kvėpuoti. Irgi norėsiu pakvėpuoti kaip ir Brigita, bet gal pirmą atsisveikinkim su mūsų klausytojais. Labai ačiū, kad buvote šiandieną su mumis.
Jeigu tik tais ieškot kompanijos pakvepuoti, parašykit mum į podcastą coaching.lt. Mes mielai su jumis, nes mūsų Coaching LT genties misija ir yra sąmoninga ir vertę kurianti visuomenę. Mūsų podcastus rasite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Šiandien su manim buvo mes visi kartu Povilas, Brigita, plačiau apie jos Coaching LT puslapyje. Kaip ir apie Raimondą. Kaip ir apie mane. Kaip ir apie mane. Gentis apie mus. Ir ačiū visiems labai ir iki kitų kartų. Ačiū Jums, iki. Ačiū ir iki. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.